Labai padrąsiai, pravažiuos. Čia kokia elegantiška spalva. Labai klyvas, labai Taurė pasisodinę. Taip, ir Mustangas. Aš jaučiu prie jo net žemę virpa. O, vieną lietę Mustangą. Ir aplodismentais pasitikime mūsų seniorą automobilį. Drąsiai. Gražu. Audi. Audelė. Audelė irgi drąsiai. Čia dar laikas parodys. Prašome nedidinti greičio prie limo. Zetke. Ir Opel Astra taip kogi pravažiuoja šeimyninis automobilis. Viskas puiku. Žemėsi mažiau, matom. Daugiau žemėsi taip. Ir matom, turim naują dalyvį. Pravažiuos, tai darom dar 10 centimetrų. 1,35 m. Lieta drąsiai. 1,35 m. Dangaus žydrumo BMW. Labai graži spalva. Dronai pamojuojam visi atsiminimui. Ir dar ir vienas Zetke. Čia Zetkių miesta. Visiškai. Ir šitą Zetkę irgi drąsiai. Jaguaras. Taipogi. Irgi be problemos. Nu, atvažiuoja mūsų Na tai kaip jūs dar sportiškai juda, startas labai geras, X-Fitas. Na žiūrim. bandom. Važiuojam, manau, kad Važiuosim. Aplodismentai! Na tikrai gražus reginys. Audinė. Taip, kregždė. Opel Astra. Pirmą jį nevažiavo, man regis, bet dabar vis tiek drąsiai pravažiuoja 1,35 m ribą. Z3 taipogi su šuniu. Ir Opel Astra, čia jau turėsim didelį klausimą. Pravažiuosim. Kalba! Viską stabdom. O dabar mūsų žiūri mums pasakė, kad mažinsim 15 centimetrų. Ir bus 1,20 m. Lieta jau susikaupus. Aš manau, kad pirmiausia privažiuojama reikės. Reikės. Kas nori čokit ant automobilio? Aš gražiai už pakaliuką padedu. Gal kas nori šalia? Atsisėskit. Gerai. Važiuojam. Aplodismentai Miatai. Mėtiniai. Taip, šis gražus keturi parodyti. Biški, po biški. Taip, pravažiuojam. Vos, bet pravažiuojam. C3. Na, dronas, kažin pralėstų kartu pro limbo, ar ne? Filmuoja arti, viską mato ir Z3, dėja matau, stiklas liečiam. Jaguaras. Prašau, biškelį, gal kažkas turi kompresorių. Arba rankinę pompą. Ko turi žmogus?
šalia, tai Iki prie juodos palapinės. Atneškit ir dar priminimas, kad loterija vis dar vyksta, tai eikit registruokitės po 2 euriukus. taip, ir mes dar turim Jaguarą, o metras 20 centimetrų. Viskas bus geras. Deja, ačiū. Senjoras, BMW vairuotojas, taip pat važiuojame ir ką mes turėsim, dėja matom, kad aplodismentais galim palikti. Bet tikrai puikus pasirodymas ir išskirtinis automobilis, ačiū Jums. Labai puikiai išlaikytas. Ten yra priekyje parašytas. Galėčiau pasakyti, čia labai senas automobilis, 80 galbūt senesnis dar galbūt. Naudinė, jau pilnas kolektyvas prisėdęs. Šiaip tai Liesim nebent stiklą per pusę pjausim. Ačiū, Audinė. Ir kregždutė, kuri nestabdomai šluodavo pro limbą, žiūrėsim, ką ji pasakys į šį aukštį. Narti, bet matau stiklo viršulyje, čia palaukit. Laukit, kažkas čia bus. Berniukas ne šiaip savo nusteikęs, nejuokauja, turi orinę pakabą, taip? Na, žiūrim. Na, jonaviečiai, palaikom. Ar ši kregždutė praskris mūsų limbą? Pasirodymu. Įdomu žiūrėti. O, vyksta kažkas. Man atrodo, pusę palėtė, ne? O, ir šiek tiek nusileido, bet neužtektinai. Taip jau nusileis, kad lypas žemę liečias jau. Fotografai galite įamžinti tokią akimirką, kai čia jau lipas, net kortelės jokios neįdėsi. Dažus nubrauks tau berniau. Na tikrai įspūdingas vaizdas, vertas. Ai, tiek nedaug. Palaikom aplodismentai šį automobilį ir dalyvius. Tikrai nuostabus buvo pasirodymas jų. Dabar Opel Astra. Kaip ir minėjau, ši riba yra labai aštri, sudėtinga pasiekti, dėja Opeliui toli ir nepavyks. Ačiū tau, dar kitą Astrą, bet dėja. Galima aplodismentais tiesiog palydėti Astrą pakelti, nes jau žinau, kad čia nepagreis. Reikia pusę mašinos perpjauti. Galim aukšti. Ačiū Astrai. Na ką, dabar minėtam. Važiavo šitą ribą, bet stojam dabar. Turėtume. 5 centimetrai. Na čia riba jau. Reikėtų padangas išsileisti. Metras 15. Metras 15 centimetrų. Na, Kas nori padėti, lipkit. Lipkit. tik nesulankstykit automobilę. Lipkit. Čia jinai visai čia padedat, žinokit. O, jau kažkas beveik. Aplodismentai! Čia tai buvo vaizdelis, tai fotografai tikrai turėjo užfiksuoti. Maimas turi orinę pakabą ir leidžiasi jau lipas visiškai. Metras 15 centimetrų. Į asmeninę knygutę galima užsirašyti, bet dėja vos. Ačiū, bambukai. Liečiam. Ir dar vienas sėkmė. Ai, tiek nedaug triuko.
Čia, žinot, trūko visiškai per bankinę kortelę aukščio, tik va dar sekundę nusileidžia padangas. Čia ir ką matyti, tos kova tarp dviejų automobilių, BMW prieš Mazdą. Galėsim dirbti su automobiliu. Pasiduok, pažiūrėk, pasikokios padangas. Dar jo patyla. Neleidžiam? Ne, neverta. Neverta. Na ką, aplodismentais, palaikom, Zingarylė pravažiuos 15 centimetrų. Liūdį, įsinuotuoj, vyra vis tiek vietė. Ačiū. Ausų buklelio operacija tikrai. Sveikinimai! Mazda numeris PRV 884. Nugalėtojas pas mus Gabrielas. Nu ką, turim ir kabrioletų nugalėtoją.